Šį rudenį 1 klasių moksleiviams yra suteiktas nemokamas maitinimas. Ar sieksite, kad ir kiti mokiniai galėtų pasinaudoti šią galimybę? Iš tiesų priėmėm be galo svarbų sprendimą ir nuo šių metų rugsėjo 1 dienos yra maitinami mokyklose ne tik tai mažas pajamas turinčių šeimų vaikai, bet ir pradinukai, 1–4 klasių moksleiviai ir parengiamosiose grupėse iki mokyklinukai, darželiuose dar tie vaikai yra. Ir, žinot, dabar labai daug didelė reakcija, daug diskusijų ir tiesą pasakius, man labai keista, man atrodo, kad mes padarėm labai gerą darbą. Ir kai pasigirsta tokie prieštaravimai ir netgi iš kai kurių politikų, kad nereikia čia vaikų maitinti, geriau reikėjo langus mokyklose sudėti. Ką tik šiandien tai išgirdau. Arba, pavyzdžiui, reikėjo atiduoti kam nors atlyginimą padidinti, bet jokių būdų ne vaikus pamaitinti. Tai aš atsakau labai paprastai. Mūsų tikslas, vyriausybė ir Seima priimant šitą sprendimą, buvo, kad mažiukai, vaikai nuo pat mažens įprastų sveikai maitintis. Mes kalbam apie vėlgi patį brangiausią dalyką apie žmogaus sveikatą. Pasižiūrėkit, dabar apie 30% tik yra sveiki vaikai. Įvairios žarnyno lygos, įvairios gastritai, įvairios kitos lygos, kurios susiję su nesveiku maitinimusi, čipsais ir visais kitais priedais prie jų. Tai iš tiesų, manau, kad tas sprendimas maitinti pradinukus, tai yra nukreiptas į mūsų vaikų sveikatą. Vienas dalykas. Antras dalykas, iki šiol mes maitinom vaikus, tik kaip minėjau, socialiai remtinų šeimų. Ir vis tik tai ypatingai, kai yra jie mažiukai, jaučiasi ta diskriminacija. Maždaug tu esi vos ne ubagas, tai tu gauni maitinimą, o jau aš esu iš turtingesnės šeimos, tai negauni. Man atrodo, kad tokios diskriminacijos ugdymas nuo mažų dienų labai blogai įveikia mūsų vaikus. Todėl sprendimas yra labai tinkamas, labai geras. Ir dar, žinot, aš labai gailiuosi, kai kartais pamatau vien tik juodą dėl vaikų maitinimo ir galvoju, kodėl taip yra. Ogi galvoju, viešpatie, mesgi padarėm labai gerą sprendimą. Ir kai kam iš mūsų oponentų tai nepatinka. Nes žmonės tai patenkinti tuo sprendimu. Matau iš susitikimų su žmonėmis, iš atsiliepimų internete, iš gyvo bendravimo su žmogum tiesiogiai. Ir jeigu kur pasitaiko nesklandumų, tai aš sakau, žinot, praeis mėnesis ar 2 mes nebegirdėsim, kad tai yra blogai. Dabar mes gyvenam tokį laikmetį, todėl aš labai dėkinga visom mokyklų bendruomenėm, savivaldybėm, kurios tinkamai pasiruošė ir tikiuosi, kad tinkamai pasiruošė tos, nuo kur dar vienas ar kitas nesklandumas yra likęs. Ir dar kartą noriu pasakyti, jog dabar yra nustatyta kaina su produktus nupirkti, kur valstybė skiria vaikų maitinimui, ir gamybos kaštai, kurios turi dengti steigėjos savivaldybės, galėtų būti ten virš 5 litų, ta bendra kaina. Tokios lėšos yra. Bet kartu noriu pasakyti, jog Seime buvo priimtas labai geras įstatymas, vėlgi irgi mūsų dėka, mūsų socialdemokratų dėka, dėl to, kad būtų indeksuojamos įvairios socialinės išmokos, tame tarpe ir socialinių išmokų bazė. O nuo tos socialinių išmokų bazės priklauso lėšos, kurios yra skiriamos vieno vaiko pamaitinimui. Koks dydis? Vadinasi, atsižvelgiant į infliacijos lygį, nuo ateinančių metų sausio 1 dienos bus didinama ta socialinių išmokų bazė, o kartu taip pat didės ir lėšos, kurios bus skiriamos vaikų maitinimui ir jų pietums skiriamos lėšos. Taigi, manau, kad tai teisingas sprendimas yra, bet nesiūlyčiau sustoti pusiaukelėje. Manau, kad jeigu mums tikrai rūpi mūsų vaikų sveikata, tai jeigu tikrai rūpi, kaip brangiausio turto, kaip sakiau, nes tikrai neturim iškasenų kokiu nors, mes turim tik žmogų, tai žvelgiant į ateitį, mūsų prioritetas turi būti vaiko sveikata, žmogaus sveikata, vadinasi, sveikai maitintis turi visi vaikai, kurie lanko mokyklas, ne tik pradinukai. Manau, kad mes socialdemokratai tai galime pasiekti ir padaryti. Ačiū už pokalbį. Sėkmės.